Noriu padėkoti visiems atėjusiem, net nesitikėjau, kad tiek yra žmonių besidominančių konkrečiai mano kūrybą, man labai tas malonu. Šnekėti daug negaliu ir nenoriu, nemoku, tik tai kas Baltija, reiškia, Darius pasakė neidealizuotai. Man Baltija tai yra ne vien tik tai jūra, ne vien tik tai augmenija, taip toliau, nors praktiškai viskas yra susijęma su jūra. Kaltina kartais mane žmonės, kad žiūrovai, kad tipo dramatizuotai truputėlį. Man Baltija yra tai kova už būvį, kad nelabai aš mėgstu Baltiją, kuri linksmina, kuri yra ilsimasi ir taip toliau, o norisi parodyti rūsčią Baltiją. Ta prasme, kas gamtoje vyksta, nes mes, žmonės, mes esame visi susiję su gamta, čia gyvenantis, viskas yra susiję mums su jūra, su to žodžiu Baltija, ir mes iš jos mokinomės kovoti, nugalėti visus sunkumus, eiti per tą gyvenimą, nesaugų gyvenimą ir taip toliau. Rūstumas ir kova mūsų gyvenime, mūsų visų, ir gamtos, ir mūsų žmonių, susideda iš to, kad linksmybės ir poilsis tai trūksta labai neilgai, visą kitą laiką. Mes kažką tai darom, mes kovojam, mes žengiam per sunkumus, lygiai tas pats yra su... Nu, o daugiau ką, tegul nuotraukas kalba, vietoj mane. Tai ką, dėkui visiems, pasveikinsim autorių, prašom pasirašinti Vilnių, skelbiam parodą atidarytą.